Labą rytą, tai žinokit, naktis buvo labai nerami, iki 12 miegojau, tai 3 valandas, paskui kas pusę valandos, 15 minučių pro langą vis žiūriu, keturračio nėra, atsikėliau, pusę 2 klausiu kur, Hebra sako dar neatvažiavo ir po 3:15 atvažiavo sunkvežimis, išsikrovė, tai pusę 4 buvom čia, tai pusantros valandos remonto. Tai, žodžiu, noriu padėkoti visiems. Mes toliau tęsim, žinokit, buvo labai daug minčių, idėjų jau ką sakyti. Mes varom toliau. O greituminis ruožas šiandien, tai vyručiai pasakysiu, užtaisė tokį... Gal mašinom ten ir faina 18 lėkti, bet ten motociklam ir keturratininkam, tai šiandien reikalų, kaip supratau, buvo normaliai. Džiaugiuosi nei vienos pradurtos padangos, vieną tašką nepaėmiau, žinau kur, keturratis gyvas ir net vienam pavydalė ir variklis gyvas. Tai čia jau yra stebuklas, nes šiandien buvo tokių vietelių, kad... Žodžiu, reikia pavalgyti ir tada bus viskas gerai. Vienintelis dalykas, ką noriu. Pavalgyti ir persirengti. Nu ir dar į dušą. Apsikabinti ir šokoladuką. Sugimimo diena. 3 kartus valio! 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 Diena ilga! Valio!